Na, neįtikėtina. Pažiūrėk į šį citrinelį, pasižiūrėk, kiek daug vaisių turi šis medis. Ir geriausia tai, kad tai nėra atsitiktinumas. Šiandien parodysiu tau 3 labai mažai žinomus metodus, kuriuos naudoju skatindamas vaismedžių žydėjimą ir siekdamas, kad medžiai būtų daug labiau apkrauti vaisiais. Tai labai paprastos technikos, kurias kiekvienas gali išbandyti namuose, ir nors apie jas beveik niekas nekalba, jos naudojamos jau labai senai. Taigi, pereikime tiesiai prie pirmojo metodo. Šis pirmasis metodas vadinamas netikrų skiepijimų. Ir kai suprasi, kaip jis veikia, esu tikras, kad norėsi jį išbandyti ant kurio nors savo medžio. Geriausia tai, kad tam tereikia minutės laiko ir tik peilio, šiek tiek kalavijo ir audinio juostelės, nieko daugiau. Pirmiausia, išsirinksime šaką. Šiuo atveju tai darysiu ant šio medžio. Svarbu, šiam medžiui ši technika nereikalinga, nes jis jau pilnas vaisių. Aš tai darau tik tam, kad parodyčiau, kaip tai atliekama. Dabar paimame žymeklį ir pažymime vietą, kurioje dirbsime. Nupiešime U raidę, tai paprastai. Kai jau pažymėta, paimame gerai aštrų peilį, į tiksliai einame tą liniją, kaip parodyta. Dabar paimame alavijo lapą ir nupjauname pakankamai didelį gabalą, kad uždengtų visą vietą, kurioje padarėme pjūvį. Kai jau nupjauta, perpjaukime jį išilgai per pusę, kad atsiskleistų visa minkštimas. O dabar tiesiog uždedame jį tiesiai ant ką tik padaryto pjūvio. Galiausiai pritvintiname jį audinio juostelę arba bet kokia kita po ranka turima medžiaga, kad kelias dienas gerai laikytųsi. Tai išlaikys visą tą vietą puikiai sudrėkintą, kol gyja ir padės pjūviui gerai užgyti. O dabar tikriausiai klausi savęs, kodėl šis metodas veikia. Labai paprasta. Ką tik padarėme, tai visiškai kontroliuojamai sukėlėme nedidelę žalą šakai. Tas nedidelis pažeidimas priverčia medį suaktyvinti natūralius atsako mechanizmus ir sutelkti dalį savo energijos į tą vietą. Dėl to skatinamas žydėjimas ir vėliau turėsime daug daugiau galimybių gauti gerą vaisių derlių. Iš tiesų, ši idėja nėra nauja. Yra ir kitų technikų siekiančių to paties tikslo. Pavyzdžiui, vinies, varžto metodas ar net kai kurie genėjimo būdai. Visos jos turi bendrą bruožą – sukelti medžio atsaką, kad būtų skatinamas žydėjimas. Tačiau yra vienas labai svarbus dalykas. Šį metodą reikia taikyti maždaug prieš mėnesį iki medžio žydėjimo. Kodėl? Nes jei tai padarysime per anksti, galime paskatinti žydėjimą ne sezono metu, o tos gėlės nukris anksčiau laiko. Todėl, jei nori pasiekti geriausią rezultatą, daryk tai tada, kai medis jau ruošiasi žydėti. O dabar pereikime prie antrojo metodo, kuris dar paprastesnis ir asmeniškai vienas iš mano mėgstamiausių. Šis antrasis metodas vadinamas kadastriliu. Tai labai paprasta technika, ją galima atlikti vos per minutę ir ji turi tą patį tikslą kaip ir ankstesnė – paskatinti žydėjimą, kad medžiai duotų daug daugiau vaisių. Pirmiausia, pasirenkame šaką. Dabar paimame 2 mažus medžio gabalėlius. Vieną dedame ant šakos viršaus, kitą apačioje, kad šaka liktų tiksliai tarp jų. Jau viską sudedame, paimame vielos gabalą ir pradedame jį vynioti aplink šaką. Pamažu spaudžiame vis pikriau. Nereikia daryti per didelės jėgos. Tiesiog spaudžiame tiek, kad abu medžio gabaleliai tvirtai laikytųsi ir šiek tiek spaustų šaką. Ir viskas. Kaip matai, tai labai paprastas metodas ir užtruksi vos minutę. O kodėl tai veikia? Labai paprasta. Šiuo atveju taip pat siekiame sukelti nedidelę, visiškai kontroliuojamą žalą. Skirtumas tas, kad čia nepjauname. Ką darome, tai šiek tiek spaudžiame šaką, kad iš dalies apribotume sulos tekėjimą. Ir noriu tai pabrėžti, tai nėra šakos smaugimas. Mes nenorime visiškai nutraukti cirkuliacijos. Vienintelis tikslas – sukelti nedidelį stresą, kuris paskatintų medį įjungtų natūralius apsaugos mechanizmus ir skatintų žydėjimą. Yra labai svarbi detalė.
Šio įtvaro negalima palikti visam laikui. Kai medis sureaguoja, pražysta ir pradeda formuoti vaisius, tiesiog nuimame vielą ir leidžiame šakai toliau vystytis visiškai natūraliai. Turėk omenyje, kad šie metodai nėra skirti palikti visam laikui. Tai tik nedidelis stimulas, pagalba pažadinti medį tinkamu momentu. O kai medis jau atliko savo darbą, juos nuimame, nes jie jau nebereikalingi. Kaip ir ankstesnį metodą, šią techniką patartina taikyti maždaug mėnesį prieš žydėjimą. O dabar pereikime prie trečiojo metodo. Asmeniškai manau, kad šis yra pats netikėčiausias iš visų trijų. Šis metodas tikriausiai yra pats seniausias iš visų. Tai labai paprasta technika, bet taip pat viena iš tų, kurios dažniausiai duoda geriausius rezultatus, jei atliekama teisingai. Ir kaip ir su ankstesniais dviem metodais, mūsų tikslas yra paskatinti žydėjimą, kad medžiai būtų daug gausiau apkrauti vaisiais. Pirmiausiai, išsirenkame šaką. Šiuo atveju naudosiu šitą, bet gali tai daryti su bet kuria šaka, kuri yra pakankamai stora ir visiškai sveika. Dabar paimame gerai aštrų peilį ir viskas, ką padarysime, tik vieną pjūvį, nieko daugiau. Gerai įsižiūrėk, kaip tai darau. Ir viskas. Dabar darome lygiai tą patį kaip ir pirmojų metodų. Paimame alavijo lapą ir nupjauname pakankamai didelį gabalėlį, kad uždengtų visą žaizdą. Tada uždedame jį tiesiai ant pjūvio ir pritvirtiname audinio juostele, kad kelias dienas laikytųsi toje vietoje. Taip užtikriname, kad visa žaizda būtų gerai sudrėkinta, kol gyja. O kodėl šis metodas veikia? Nes, kaip ir su ankstesniais dviem metodais, siekiame sukelti nedidelę, visiškai kontroliuojamą žalą. Ta nedidelė žala paskatina medį suaktyvinti savo fiziologinę atsaką ir skatina žydėjimą. Galiausiai visi trys metodai siekia to paties tikslo. Skiriasi tik būdas, kaip to pasiekiama. Yra vienas labai svarbus dalykas. Anksčiau daugelis žmonių šią techniką taikydavo tiesiai ant medžio kamieno. Iš tikrųjų, net ir šiandien yra žmonių, kurie taip daro. Aš asmeniškai į to nerekomenduoju. Kodėl? Nes galime pasiekti tą patį tikslą, tai atlikdami ant šakos, visiškai neliesdami pagrindinio kamieno. Taigi, jei nuspręsi išbandyti šią techniką, mano patarimas labai paprastas. Visada daryk tai ant šakos. Ir jei tai darai pirmą kartą, išbandyk tik ant vienos šakos ir stebėk, kaip reaguoja medis. Ir kai pamatysi rezultatą, tada nuspręsi, ar nori taikyti ją ir kitoms šakoms. Orientacijai tai taip pat gali atlikti maždaug 30 ar net 50% medžio šakų. Kaip ir abu ankstesni metodai, šią techniką patartina atlikti maždaug mėnesį prieš žydėjimą. Ir štai dabar jau žinai 3 labai paprastas technikas, kurios turi tą patį tikslą – paskatinti žydėjimą, kad medžiai duotų daug daugiau vaisių, arba pažadinti tuos medaimus, kurie niekaip nenori duoti vaisių. O dabar norėčiau sužinoti vieną dalyką, su kuriuo vaismedžiu turi problemų. Parašyk man tai čia pačioje komentaruose ir taip pat pasakyk, iš kurios pasaulio vietos mane žiūri. Labai daug žmonių man rašo, sakydami, kad turi keletą metų augančius medžius, bet dar ne karto nėra nuskynę nė vieno vaisiaus. Taigi, papasakok, kokia tavo situacija, nes aš skaitau visus komentarus ir jie man padeda ruošti naujus vaizdo įrašus, kurie tikrai jums padės. Jei tau patiko šis vaizdo įrašas ir jis buvo naudingas, nepamiršk prenumeruoti kanalą, paspausti patiktuką ir pasidalinti juos su visais, kam patinka vaismedžiai, augalai ar daržas. Labai ačiū, kad dar vieną dieną buvai kartu su manimi. Susitiksime kitame vaizdo įraše.